Sveikutis, Romke. Labas, Romke. Sveikas, Romutė! Nu tai vadė pasakok. Ką prisimeni, kai išgirsti vardą Romutis? Pirma mintis tai pirma klasė iš karto. Atėjau toks ramus vaikas į mokyklą. O čia Romutis pasirodo su savo dvigubų spyrių į pilvą. Galvojat, kaip taip įmanoma? Paklauskit jo pačio. Yra geras draugas, kuris padeda bet kokiose situacijose. Čia, manau, visiems padeda. Super mechanikas. Visas mašinas taisau, kurias turiu. Nu, Bebriuk, ką pagalvoji išgirdus vardą Romutis? Kokia pirma asociacija, prisiminimas kažkoks juokingas? Tai Romutė, atsimeni, bet manau neatsimeni. Sodėjimų šokiai. Buvo ir nejuokinga, ir juokinga, kai tavęs ieškojom. Šiaip netaip radom miegantį. Šiaip buvo nuo šokimų pailsęs ar kokios kitokios aplinkybės privertė jį Prognozė Romutė pats žinoja, kokia buvo. Per didelis alkoholio kiekis kraujyje. Nu, tada ir prasidėjo jo alkoholizmas jaučiame. O to alkoholizmo buvo daug. Skaitykit, bendravimo pradžia buvo. Man tai išgirdus vardą Romutis, pirma asociacija tai, kad didelis. Bet manau, Romutė, tu žinai, apie ką aš kalbu. Gal visų kartų neatskleisim šį kartą. Šiaip aš nedažnai sveikinu Romkę su gimtadieniu, bet jau kai sveikinu, tai jop tvai mat. Romke, karočią su gimtadieniu. Linkiu tau laimės, meilės, sveikatos, pinigų, ten, karočią, ir sėkmės gyvenime. Laikykis. Girdėjau, kokia diena artėja. Tavo gimtadienis. Tai norėjau perduoti šilčiausius linkėjimus iš šalčiausių kraštų Norvegijai. Ponas Romutė, sveikiname su 24 gimtadieniu. Linkime daug meilės, laimės, pinigų. Beje, tai jis pasilgo Veronika. Dešinė kairė nieko nelauk, pirmyn atgal štai taip aplink. Savo raumenį saugiai, išgerk vandens, atsigaivink. Savo lašinius panaikink, tenkis lenkis kuo žemiau. Tūp kirvės to kuo dažniau. Kiekvieną dieną krosas, bicepsai, tricepsai, presas. Mūsų tuoj gražus ir liesas, pamat. It's the one and only Digo Double G. Linkėjimai iš bažnyčių krašto. Čia jų čia moterų, o ten gal vyrų, kurie pasirinksi tu, Romke. Džiaugsmo ir laimės ir piskis be baimės. Šiais metais norėtume palinkėti priplakti tiek karmadadų, kad nereiktų lenkių birbint. Dar norėtume palinkėti išlikti savimi. Ir toliau puoselėk savo stilių. Tobulėk visapusiškai. Girdėjom gimtadienis! Nu, tai va norim tave pasveikint. Stvarkime mūsų mažutę. Važiuoja, gavočina. Žodžiu, tai va linkim tau laimės, meilės,
Daug metų, gero biznio, babkių, viską. Panų, šaibų svarbiausia ir šaibos. Žodžiu, viską. Nu ir žodžiu, sutvarkėm, kaip sakiau, mažutę mūsų, tai vat laukiam pakvietimo į balių. Čia nuo tave šitai priklauso, mes jau pasiruošę. Mes čia biškį bankelį jau darysim tuoj, bet nu vėliau viskas, ne video. Tai va, žodžiu. Čia buvo kaip ir užuomina tau. Taip, varyk ieškot lobio, nes mūsų remontas ne veltui vyko. Atvarom ir mes. Gerai, pata. Niekada nekreip dėmesį į neigiamus aplinkinių nuomonės. Įgyvendyk savo užsibrėžtą 5-mečio planą ir pasistatyk nuliovą chatą. Pasisekimų darbuos. Ir toliau būk kompanijos siela, kuris dominuoja visus renginius. Linkėjimai, baibučkis nuo blondinės. Romutis net neįtarė apie šitą mielą mūsų. Tau turbūt kilo klausimų iš kur balionų atsirado tom šinoj. Aplink silikoniniai papai, tikro nieko nėra. Kišenė plėšo. Atandas su gimtadieniu. Greetings and welcome. I want to play a game. Koks gimtadienis be dovanų, o dovaną šį kartą netaip lengvai ir gausi. Turėsi įvykdyti 3 užuominas. Pirmoji užuomina – kabantis ešerys, deganti šluota, nuotakos sukne, judanti kupiai. Kaip išspręsti šią užuominą, paskambink Vaidui Eidukevičiui. Taip ir maniau, kad lengvai suprasi pirmąją užuominą, bet kiek suprantu, sunku, kai eiti į namelį. Antroji užuomina – kažkada skysčiu apdegęs langelis, prie to langelio akmenėlis, po to akmenėlių raktelis. Pamėgyk paieškoti ten. Paskutinė užuomina. Manau, bus pati lengviausia. Tikri vyrai dirba tik juodus darbus. Tai moteriams ir patinka. Manau, turėtum paieškoti kamine aukso puodų, nuo viršaus iki apačios.